storio yra jų stiklai. Tik šiuo atveju yra va tiek va. Tokio storio yra grinai langas. Apie eksponatus čia galima rašyti knygas, bet aš pasakysiu keletą minčių, ką aš galvoju. Kad šitie visi automobiliai, kurie čia yra, iš esmės, kiekviena iš jų galėtų būti atskira visiškai istorija ir atskira ekspozicija vienam automobiliui. O čia juos sugrūda viską vieną vietą ir tiesiog nudevolvuoja. Žiūrėk, čia yra Porsche 959, ne? Tai yra turbūt, jeigu aš norėčiau turėti kolekcinį automobilį, jis čia numestas tiesiog stovėjo, tai būtent toksai būtų. Tai yra beje irgi modelis, kuris yra laimėjęs Dakarą. Šitas muziejus, jisai padarytas 3 aukštai ir rūsys. Ir bijau, kad rūsys yra turbūt brangiausias. Los Andžele yra turbūt virš 3000 autonominių automobilių vaimo įvairiausių. Panašu, kad šitas daiktas davė pradžią autonominiam važiavimui būtent čia Los Andžele. Honda Integra, čia dabar Acura, bet jokio skirtumo. Aš kažkada važiavau rally ir buvau šturmanu. Čia toks netikėtas faktas, kur ne visi žino. Bet čia yra iš Fast and Furious. Kai pamatai Aston Martiną, pradžioj pagalvojau, kažkur turi būti Jamesas Bondas ant sienos, aišku, kaip be jo. Atsimenat šitą Dodge Chargerį ir kai spaudžia akceleratorių, šitas klendės atsidarinėja agresyviai. Ką, gali patikti, gali nepatikti, bet šitas, koks čia nerudinčių plieno automobilis, palik savo istoriją ir dalelį. Ne, čia nestabdžių diskai. Ne, čia nestabdžių diskai. Norėtų, kad būtų stabdžių diskai, bet čia nestabdžių diskai. Automobiliai yra automobiliai, bet automobiliai su istorija yra žymiai didesnė vertė. Tikiu, kad žinot, Back to the Future. Gerai, čia sporto kempelis toksai ir dragsteris. Nežinau koks, bet tikrai matau, kad ypatingai galingas. Ir žinote, kas čia yra? Čia yra parašiutas. Kai jisai pasiekia kažkokį didelį labai greitį, tai stabdo ne tik stabdžiai, bet ir parašiutas. Čia šarvuotas automobilis. Pašarvuoti automobilį, atkreipkite dėmesį, kokio storio yra jų stiklai. Tik čia šiuo atveju yra va tiek va. Tokio storio yra grinai langas. Balto krėslo, Vatikano emblemos. Tikrai gali suprasti, kam skirtas buvo šitas daiktas. Nežinojau, kad Celica gali būti kabrioletų išpildyme. Jeigu pasižiūrėsi, tai formulė. Ir matau Robbie Gordon. Robbie Gordonas varė Dakarą draugę su mumis. Buvo laikas.